Labas, brangios moterys, labai smagu sveikinti su jumis čia, šį gražų sekmadienį, saulėtą. Ačiū Dievui už šią dieną ir ačiū Viešpačiui, kad galiu kalbėti su jumis. Ir šiandieną norėčiau pristatyti jums knygą Timočio Leino ir Polo Davido Tripo "Kaip žmonės keičiasi". Man asmeniškai labai ši knyga paliko gilų įspūdį ir nusprendžiau netgi padaryti keletą tokių video apžvalgų, kuriuose bandysiu papasakoti labiausiai palietusias vietas, kurios iš tikrųjų palietė mano širdį ir nuostabiai atvėrė akis, kad galėčiau pamatyti iš tiesų, kaip nuostabiai galime patirti pokyčių savo gyvenime, kai kliaujamės ir žiūrime į Viešpatį. Iš tiesų, knygos autoriai yra sielovadininkai, pastoriai. Jie kalba per realias situacijas, realius pavyzdžius, apžvelgdami, kaip norėjo žmonės pasikeisti ir kas jiems trukdė, nustatydami pagrindinės priežastis ir kliuvinius, kurie iš tikrųjų neleido jiem keistis ir pamatyti pokyčių savo gyvenime. Ir žinoma, viso ko pagrindas ir pamatas yra Dievo žodis. Tai yra Biblija, autoriai remiasi Bibliją tam, kad parodytų, kaip mes galime keisti savo gyvenimus, kaip galime patys keistis. Iš esmės knyga turi nemažai skyrių, bet pagrindinė ašis turbūt yra 4 kertiniai skyriai, kurie kalba apie kaitrą, dyglius, kryžių ir vaisius. Tai yra tokie etapai žmogaus gyvenime, kuriuos įveikus, praėjus, galima pamatyti tam tikrus vaisius, tam tikrus pokyčius mūsų gyvenime. Šiandieną su jumis norėsiu tokį kaip ir įvadą apžvelgti. Pirmus 2 knygos skyrius, tai pakalbėti apie Evangelijos pragą. Ir iš tikrųjų autoriai sako, kad labai svarbu žmonėms savo gyvenime pamatyti Dievą ir jo vedimą. Ir dažnai įsukti gyvenimo srauto ir įvairių kitų dalykų, kuriuos mums primeta pasaulis, mes iš tikrųjų pametam savo žvilgsnį ir prarandam tą tokį fokusą į Viešpatį, nukreipimą. Ir nieko keisto, juk plačiame pasaulyje, kaip ir bažnyčioje, mūsų ausyse labai dažnai skamba daug balsų. Klausyk manęs, aš esu svarbus, aš tau duosiu laimę, sveikatą, pinigus ir panašiai. Ir pasimeta žmonės beieškodami iš tikrųjų Viešpaties ir jie galvoja, kad galbūt aš paeisiu tuo keliu, pabandysiu daryti tam tikrus dalykus ir mano, kad galės pakeisti savo gyvenimus. Tačiau jie taip ir nesulaukia vaisių. Ir tai nereiškia, kad visi tie balsai, kurie siūlo kažkokius pokyčius, kad jie yra blogi. Iš esmės galbūt yra kai kurie ir naudingi, ir svarbus, pavyzdžiui, siūlantis dalykus, kad reiškia pakeisti savo mitybą, galbūt pradėti sportuoti, ar kitus svarbius dalykus, kurie naudingi mūsų sveikatai, kūnui, mąstymui. Bet labai dažnai, iš tikrųjų, tie dalykai nėra tokie svarbus, kai būna išpūsti ir kai bando įteikti žmonėms. Ir iš esmės, žmogus vis tiek lieka nelaimingas, nesulaukia tam tikrų savo pokyčių ir, tai nepateisina jo lūkesčių. Ir iš tikrųjų kelia klausimą, kaip iš tikrųjų gali žmonės keistis. Ši knyga pradedama nuo Dievo, todėl iš tiesų yra išvengiama labai lemtingų ydų ir tam tikros rizikos nukrypti ne ta linkme. Ir iš tikrųjų, nes labai dažnai mes skaitydami savipagalbos, saviugdos knygose, iš tikrųjų matom, kad visas žvilgsnis sufokusuotas į, kad tu pats gali, tu daryk ir taip toliau. Bet vos pradėjus šią knygą skaityti, žvilgsnis iškart yra nukreipiamas į Viešpatį. Ir joje kalba apie tai, kad mes tampame visiškai kitokie, kai vis labiau savo gyvenime suprantame, kad viskas aplink mus tai nėra apie mane. Kad viskas tai yra apie tą, kuris perdaro mus, kiekvieną ir visus kartu į savo paveikslą, į bendruomenę, kuri žemėje praktikuoja meilę, gerumą, teisingumą ir teisumą.
Mums Dievas yra davęs ir pavedimus. Ir iš tikrųjų knyga galbūt daugiau yra subalansuota krikščionimis, įtikėjusiems, priėmusiems viešpatį į savo širdį ir norintiems tobulėti toliau viešpatyje, bet ši knyga puikiai tinka ir žmonėms, kurie galbūt dar tik tai paieškose, kurie galbūt dar tik tai bando ieškoti tikrosios prasmės ir dar nėra įsileidę į savo širdį gyvojo Dievo ir nepaskyrė savo gyvenimo jam. Ir iš tikrųjų autoriai istoriją, knygą ir istoriją apie Evangelijos pradžią pradeda nuo pavyzdžio apie Filą ir Elę, kurie gyveno labai nelaimingą gyvenimą. Filas iš pažiūros atrodė dievotas vyras, jis išmanė šventą raštą, dažnai pastebėdavo, kas aplink yra negerai, bet pačiam šeimoje sekėsi iš tikrųjų labai prastai. Jo santuoka su Ele nuo pat pirmos dienos buvo audringa, Filas visuomet buvo nepatenkintas savo profesinę veiklą ir per 30 metų jie pakeitė 4 bažnyčias. Didesnę savo laiko dalį Filas praleisdavo, spręsdamas savo paties problemas ir jam beveik nelikdavo laiko patarnauti kitiems. Ir didžiausia bėda buvo ta, kad žmonės nepažinojo iš tikrųjų tokio Filo, nes jiedu su Ele niekuomet viešai nesibardavo, jie negyveno skyrium, apie ištuoką negalvojo. Filas dažnai sudarydavo išmanančio, pasiaukojančio žmogaus įspūdį, nors namuose jis labai lengvai ir greitai suirzdavo, pratrūkdavo. Laisvalaikį dažniausiai leisdavo prie kompiuterio su savo žmona Ele, retai kalbėdavo, dažniausiai jų pokalbiai apsiribodavo apie artimiausius dienos planus ir tai jis ją atsakinėdavo šiurkščiai, nepagarbiai. Elė savo širdie nešiojosi labai didelį nusivylimą bažnyčią, nes manė, kad iš tikrųjų niekas nepažįsta jos tikrojo Filo. Jis jos nemušė, nebuvo priklausomas nuo narkotikų ar pornografijos, nesiruošė palikti šeimos. Elė žinojo, kiek daug žmonių lygiuojasi į Filą ir kaskart, kai jo paprašydavo pravesti Biblijos studijas ar išdėstyti teologijos pamoką, jos viduje labai užvirdavo didelė kova. Ji dėjo visas pastangas, kad tik kovotų su savo vidiniu apmaudu ir cinizmu. Ir iš tikrųjų būdavo dienų, kai svajodavo apie savo gyvenimą be Filo. Elė pasakė Filui, kad daugiau taip gyventi nebegali. Ir jie nusprendė kreiptis pas sielovadininką, knygos autorių. Išklausęs jų problemą, jis suprato, kad nors ir save laikė jie tikinčiais krikščionimis, dalindamiesi apie savo nevykusius santykius, nesėkmes ir nesutarimus, jie visiškai nepaminėjo Dievo. Filo ir Elės Evangelijos pažinime buvo didelė spraga. Jiedu tarsi mėgino gyventi name, kurio viduryje buvo prasivėrusi didelė duobė, sutuoktiniai kasdien vaikščiojo aplink ją, o kai kas nors ten įkrisdavo, ta duobė tik ir didėdavo. Ir pora nesuvokė iš tikrųjų, kad toji didelė duobė žiojėja tarp jų. Filas iš viso netgi turėjo, kaip čia rašoma, duobių taisymo vadovą, kurį buvo atidžiai perskaitęs, bet tai nepaskatino jo užtaisyti savosios duobės. Ir tokių Filų ir Elių mūsų gyvenime turbūt yra daug. Netgi yra greičiausiai ir artimuosiuose mūsų aplinkose, kur mes net negalim įtarti, kad ta pora labai stipriai nesutarė, turi rimtų išgyvenimų, nesutarimų ir nesklandumų. Ir labai svarbu iš tikrųjų ištirti visgi, kas yra netvarkoj. Ir norėčiau su jumis pasidalinti eilute, kuri labai nuostabiai parodo, ką viešpats laiko brangiausiu dalyku. Tai viešpats sako, kad palaimintas žmogus, kuris randa išmintį ir įgauna supratimo, nes ją įsigyti yra naudingiau negu įsigyti sidabro ir pelno iš jos yra daugiau negu iš geriausio aukso. Ji brangesnė už deimantus, su ją nesulyginama visa, ko galėtum trokšti. Čia Patarlių knygoje skaitome šią ištrauką. Ir dar kviesiu pažiūrėti Jeremijo 9 skyrių 23-24 eilutes. Taip sako viešpats, išmintingasis tenesigiria savo išmintimi, stiprusis savo stiprybę, o turtingasis savo turtais. Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane, kad aš viešpats
kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje, nes tai man patinka, sako viešpats. Tai vat, Dievas labai aiškiai nukreipia žvilgsnį ir parodo, kad jis nori, kad žmonės girtųsi juo ir žiūrėtų į jį. Ir iš tikrųjų ir mūsų Evangelijos suvokime būna didelių ir milžiniškų spragų. Jos pakerta mūsų kaip krikščionių tapatybę, iškreipia supratimą apie dabartinį Dievo darbą mūsų gyvenime. Ir mes tarsi gyvename tokie, tos duobės neregėdami, lyg apakinti, lyg nenorėdami matyti, tarsi tos duobės ir nebūtų mūsų gyvenimuose. Ir iš tikrųjų, sako, geriausiai ši spraga yra apibūdinama 2 Petro laiško 1 skyriaus nuo 3 iki 9 eilutės, kur taip pat labai nukreipia žvilgsnį ir labai aiškiai parodo, kaip mes turėtume žiūrėti, kai taip atsitinka mūsų gyvenime. Taigi, pasižiūrėkime. Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą to, kuris pašaukė mus šlove ir dorybę. Drauge, jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkai, ištrūkę iš sugėdimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Todėl, parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybę, dorybę pažinimu, pažinimą susivaldymu, susivaldymą ištverme, ištverme maldingumu, maldingumą brolybę, brolybę meilę. Jei šie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Taigi, kaip matome, 9 eilutėje Petras pabrėžia, jog yra žmonių, kurie pažįsta viešpatį, bet neneša tikėjimo vaisiaus. Ir niekaip nepasakysi, kad jie bendrauja taikiai ar švelniai, ar kasdien maloniai bei paprastai garbina viešpatį, ar nepaliaujamai auga dvasia. Priešingai, jų gyvenimas nužymėtas suirusiais santykiais, beasmenių Dievo pažinimu, kova dėl materialių dalykų ir asmeninės brandos stoka. Filas su Ele apsileido, liko bevaisiai daugelio atžvilgių. Kodėl krikščionys apsileidžia ir būna bevaisiai? 9 eilutėje rašoma, jie akli ir trumparegiai, užmiršo, kad yra apvalyti nuo senųjų savo nuodėmių ir jie nebemato Evangelijos teikiamos galios ir vilties. Jėzaus Kristaus žinia ta, kad Evangelija buvo tada, Evangelija yra dabar ir bus toliau Evangelija. Mes tikime, kad atgailavome, priėmėme Evangeliją ir esame išgelbėti. Ji pakeitė mūsų gyvenime, tikime, kad kas yra parašyta dėl ateities įvykių, dėl amžinybės su Dievu, be nuodėmių ir negandų, bet iš tiesų sumenkiname Evangeliją dabar. O ką ji keičia dabar, kuo ji man naudinga kaip mamai, žmonai, sesiai, bažnyčios nariai ir kolegiai? Kaip ji dabar man padeda priimti negandas ar rasti sprendimus? Kaip ji man suteikia prasmę, tikslą ir tapatybę? Kaip Evangelija dabar mane skatina tarnauti kitiems? Juk būtent dabar mes esame akli. Ir daugelis nematome Evangelijos. Mūsų žvilgsnį temdo neatidėliotini reikalai. Mūsų žvilgsnį temdo apgaulingas materialaus dalykų grožis, negebėjimas pripažinti savo problemų, galbūt atsitiktiniai santykiai, kuriuos dažnai vadiname bendrystę. Žmonėms yra būtina pamatyti, kad Evangelija yra pritaikoma dabar. Ji yra pritaikoma visur, darbovietėse, mokyklose, virtuvėje, kieme, miegamajam, darželį, automobilį. Mums reikia pamatyti, kad Evangelija susieja mūsų ir Dievo veiksmus dabartyje. Ir iš tiesų, norėčiau dar su jumis pasidalinti tokia schema, kuri buvo įdėta ir knygoje, kur irgi labai parodo aiškiai, kad
praeities atleidimas tarsi žmonėm yra suprantamas, ateities viltis ir dabartyje, būtent dabartyje lieka ta didelė spraga, kai mes tarsi sakom, kad taip, aš buvau išgelbėtas Evangelijos dėka, taip aš laukiu amžinojo gyvenimo, nes tikiu Evangelija ir Evangelijos žinia. Tačiau dabar aš dažnai savo gyvenime tiesiog užmirštu. Ir mes iš tikrųjų bandom prasivėrusią savo duobes užpildyti įvairiais dalykais. Ir čia autorius sako, jog mes atrandam įvairių pakaitalų, kuriais norime užpildyti tas duobes. Ir patys to nesuvokdami, mes iš tikrųjų dažnai pradedam daryti tam tikrus dalykus. Ir labai trumpai norėsiu apžvelgti išskirtus 7 dalykus, kuriuos dažniausiai daro krikščionys tam, kad užpildytų Evangelijos spragos duobes. Dažnai jie taiko formalizmą. Sako, jeigu norite sužinoti bažnyčios kalendorių, užteks pažvelgti Džimo tvarkaraštį. Nesvarbu, koks susirinkimas ar tarnystė, Džimas jau ten su Biblija rankoje. Jis ir sekmadieninės mokyklos mokytojas, ir reguliariai savanoriškai važiuoja trumpalaikės misijas. Džimas ištikimai aukoja ir mielai savanoriauja, kai reikia atlikti kokią su bažnyčia susijusią užduotį. Tik Džimo ir Dievo pasauliai niekada nesusieina. Visa bažnytinė veikla beveik neturi jokio poveikio jo širdžiai ir gyvensenai. Ir sako, jog veikla bažnyčioje Džimui tai yra tik dar vienas doro gyvenimo aspektas. Netrodo, kad jam akivaizdžiai reikėtų Dievo pagalbos kokioje nors kitoje srityje. Jam Evangelija tai yra tik dalyvavimas bažnyčios pamaldose ir tarnystėse. Ir iš tiesų jis pametęs Evangelijos žinią yra iškeitęs į tą formalizmą. Kitas dalykas, kurio bandome užpildyti Evangelijos spragą, yra legalizmas. Selė vaikščiojantis taisyklių rinkinys. Ji viskam turi nustatytas taisyklės. Pagal jas vertina save ir aplinkinius. Jos vaikai gyvena nepakeliamos įstatymo raidės naštos gniuždomi. Jiems Dievas yra griežtas teisėjas, kuris kelia nepagristus reikalavimus ir smerkia tuos, kurie jų nesilaiko. Selės namuose nėra džiaugsmų, nes nėra išaukštinta Dievo malonė. Selė mano, kad laikydamasi taisyklių įgyja teisę stovėti Dievo akivaizdoj, jie visai nevertina jai per Kristų Jėzų duotos malonės. Laikantis įstatymo raidės visiškai pamirštama, kad niekas negali patenkinti Dievo reikalavimų. Įstatymo raidės laikymasis tai ne tik sumenkinta, bet išvis kitokia Evangelija, pagal kurią išgelbėjimas pelnomas laikantis savo pačių nustatytų taisyklių. Ir taip, dėja, ir tarp krikščionių yra tų, kurie tiesiog būtent taip įsivaizduoja Evangeliją. Trečias dalykas, kuriuo mes bandome užpildyti tą duobę, yra misticizmas. Kristina nuo vieno emocinio potyrio metasi prie kito. Ji nepaliaujamai ieško dvasinio pakylėjimo, gyvo susitikimo su Dievu, todėl vienoje bažnyčioje ilgai neužsibūna. Ji yra veikiau potyrių medžiotoja, nei atsidavusi Kristaus kūno narė. Tačiau beieškant naujų gyvų pojūčių, tikėjimas dažnai subliūkšta. Ji kovoja su savo nusivylimais ir dažnai abejoja, ar apskritai yra tikinti. Nors patiria pakylėjimo akimirkų, Kristina neauga tikėjimu, nei tobulėja charakteriu. Tikroji krikščionybė raibuliuoja įvairiomis žmogiškųjų jausmų spalvomis, tačiau Evangelijos nevalia sumenkinti iki gyvų emocinių Dievo patyrimų. Mumyse apsigyvenus šventajai dvasiai ir Dievo žodžiui veikiant, dauguma širdies ir gyvenimo permainų vyksta nereikšmingomis gyvenimo akimirkomis. O misticizmas yra pavojingas tuo, kad gali virsti potyrių medžioklę, o ne Kristaus paieškomis. Ir deja Evangelija sumenkinama iki ryškių emocinių ir dvasinių potyrių. Ketvirtas dalykas – aktyvizmas. Šerilė stovi priešakinėse piketų už teisę į gyvybę gretose ir stebisi, kodėl ten nėra daug krikščionių. Aišku, tos pačius jausmus Šerilė patiria ir protestuodama prie sekso reikmenų parduotuvių ir darbuodamasi artėjančių vietos rinkimų štabe. Tokie veiksmai liudija, ką jai reiškia būti krikščionė. Ji nuolat skanduoja, stok už tai, kas teisinga, kad ir kur ar kada prireiktų.
Na, iš tiesų negalima nesižavėti Šeriliais noru aukoti savo laiką, jėgas ir pinigus stojant už tai, kas teisinga. Tik pažvelgus atidžiau, Šerilis krikščionybė yra labiau gynimas to, kas teisinga, negu džiaugimasis iš tikrųjų džiaugsmą teikiančiomis Kristaus paieškomis. Tokio pobūdžio veiklių krikščionių dėmesio centre visuomet yra išorinis blogis. Ir iš tikrųjų, jeigu taip imsime manyti, jog išorinis blogis yra didesnis už mumyse esantį blogį, nuoširdžias Kristaus paieškas pakeis uoli kova su blogio aplinkoje. Malonės jūs gelbstinčios nuo jūsų pačių nuodėmių aukštinimą pakeis kryžiaus žygis, gelbstintis bažnyčią nuo supančios kultūros negerovių. Krikščionio branda imama apibrėžti kaip pasirengimas ginti tiesą nuo blogio, o Evangelija yra sumenkinama iki dalyvavimo krikščioniškose veiklose. Ir iš tikrųjų, mūsų tarpe taip pat yra daug turbūt aktyvistų, kurie mano, jog jie iš tiesų daro geras veiklas, jie stengiasi atstovėti tas biblinės tiesas, vertybinės tiesas, tačiau jie blogį prastai stengiasi fiksuoti ir matyti aplinkoje, bet nusisuka nuo blogio, kuris yra jų viduje, jie sumenkina Evangeliją iki dalyvavimo veiklose. Kitas dalykas, kurio bandome užpildyti spragą, tai yra biblicizmas. Džonas Biblijos ir teologijos žinovas. Jo bibliotekos teologijos skyrelyje rasite retų senovėje gyvenusių krikščionių veikalų. Jis visuomet stengiasi įsigyti pirmuosius knygų leidimus. Džonas dažnai vartoja pasakymus biblinė pasaulėžiūra, teologiškai nuoseklu, mąsto kaip krikščionis ir panašiai. Jam labai patinka Biblija ir tai labai gerai, tačiau atrodo, kad Džono gyvenime kažkas nedera. Nors jisai uoliai studijuoja krikščionybę, Džonas negarsėja panašumu į Kristų. Jis garsėja puikybę, kritiką, nepakantumu tiems, kurie neturi tokio skrupulingo tikėjimo išmanymų kaip jis. Džonas be paliovos kritikuoja savo ganytojo pamokslus ir pakerta segmatininės mokyklos mokytojų pasitikėjimą savimi vos tik ten pasirodo. Džono krikščionybėje bendravimą, pasitikėjimą ir Kristaus garbinimą pakeitė troškimas išmanyti šventojo rašto turinį ir sisteminę teologiją. Džonas teologijos žinovas, tik jis nesugeba gyventi tą pačią malonę, kurią gali nepaprastai tiksliai apibūdinti. Jis labai daug jėgų skyrė tam, kad įvaldytų Dievo žodį, bet neleidžia Dievo žodžiui valdyti jo. Biblicizmas sumenkina Evangeliją iki puikaus biblinio turinio ir teologijos išmanymų. Na ir prieš paskutinis dalykas, kuris užgožia mūsų evangelinį supratimą teisingai, yra psichologizmas. Čia kaip pavyzdys yra rašoma apie Dženį. Dženė visuomet apsupta patarnaujančių žmonių. Ji daug kalba apie tai, kad bendruomenėje labai daug sužeistų žmonių, o bažnyčia jiems neįtin padeda. Ji nepasotinama krikščioniškų savipagalbos knygų skatintoja. Visada kam nors parekomenduos pačią naujausią knygą. Dženė dažnai tvirtina, kad vien tik krikščionybė teikia tikrąją pagalbą ir išgydymą. Tik atrodo, kad pati to išgydymo niekaip ir nesuranda. Dženė labai dažnai būna prislėgta ir iš pamaldų bažnyčios sueigų dažnai išeina ašarodama. Dženė teisi, kad giluminiai mūsų poreikiai yra patenkinami Kristuje, tik jei Kristus, dėja, jai yra jisai veikiau gydytojas nei gelbėtojas. Dženė įsitikinusi, kad giluminiai jos poreikiai kilo todėl, kad buvo ignoruojama ir atstumiama, todėl labiau ieško išgydymo nei išpirkimų. Ji yra apakusi ir nemato, kokia yra kaprizinga, kritiška ir egocentriška. Dženė, pati to nesuvokdama, iš naujo apibrėžė Evangelijoje nagrinėjamą problemą. Ir užuot moralį ir santykius laikiusi mūsų problema atsirandančia iš noro save garbinti, tarnauti savo, o ne garbinti kūrėją ir jam tarnauti, Dženė mano, kad mūsų problema tai ištisas nepatenkintų poreikių sąrašas. Ir krikščionybė tampa išgydymo, o ne dievotumo paieškomis. Ir kai yra taikomas psichologizmas, krikščionybė tampa
Evangelija yra sumenkinama iki emocinių poreikių tenkinimo. Iš tikrųjų, ir mes bažnyčioje šiandienai matome labai daug žmonių, kuriems yra labai sunku. Ir jie turi didelių emocinių poreikių. Iš tikrųjų, būti suprasti, priimti, išgydyti. Jie nori surasti atsakymus, nori keistis ir daug dalykų yra. Ir jeigu jie neteisingai supranta Evangeliją arba neteisingai jiems yra paskelbiama būtent iš to psichologizmo tokios pozicijos, tai tuomet Evangelija iš tiesų tampa tik tai emocinių poreikių tenkinimu. Ir tai yra netiesa, nes Evangelija yra daug daugiau negu emocinių poreikių tenkinimas. Na ir paskutinis dalykas, kurį išskiria autorius, tai yra socializacija. Džordžas buvo labai dėkingas už santykius, kuriuos atrado Kristaus kūne. Jie buvo visai kitokie nei jo ankstesnės draugystės. Jis taip džiaugiasi krikščioniška šeima, kad dalyvavo beveik visuose renginiuose, kur tik atsirasdavo galimybė pabendrauti su kitais tikinčiaisiais. Džordžui labai patiko Biblijos studijos, tačiau labiausiai džiaugiasi po to vykstančiais pobūviais. Jam labai patiko išvykos, stovyklos ir trumpalaikės misijos. Ir tai nėra blogai, kad jam patiko tie dalykai. Nes iš tikrųjų, Džordžas bene pirmą kartą gyvenime pasijuto pilnas jėgų, turintis draugų. Ir iš tiesų, Džordžas nesuvokė, kad bendravimas, pripažinimas, pagarba ir padėtis Kristaus kūne jam atstojo bendravimą su Kristumi. Jam bažnyčia buvo dvasingas visuomeninis klubas, o tam klubui pradėjus irti, jis neteko motyvacijos. Bičiulystės maloniai Džordžui atstojo Kristų ir teikė tapatybę, tikslą ir viltį. Ir Evangelija buvo sumenkinta iki nepaprastą pasitenkinimą teikiančių krikščioniškų santykių. Iš tiesų, autoriai kalba apie tai, kad nėra blogai norėti turėti nuostabius, gražius krikščioniškus santykius bendruomenėje. Tačiau tai negali, ta prasme, tu negali jais bandyti užpildyti tos Evangelijos spragos, kuri žiojėja mūsų širdyje. Ir kad ir kaip bebūtų patrauklus visi šie išvardyti dalykai, jie tarsi lyg ir apeliuoja į dvasinės problemas, bet jie pirmiausia apeliuoja į savąjį teisumą. Nė vienas net nenorime pagalvoti, kad mes tokie sugedę, kaip parašyta Evangelijoje. Mums atrodo, kad mums reikia tik dažniau lankyti bažnyčią, geriau išmanyti Dievo žodį, daugiau eiti ir kovoti už tiesą, daugiau bendrauti po pamaldų su kitais krikščionimis ir imsime elgtis, kaip Dievas numatė. Bet Evangelijoje pasakyta, kad jokia sistema ar veikla negali turėti tiek naudos ir to, ko mums reikia. Mūsų nuodėmė tokia didelė, kad tik Kristaus darbas ant kryžiaus gali išgelbėti. Na ir toliau, sekančiuose savo vaizdo įrašuose, norėsiu kalbėti daugiau, o kas iš tikrųjų turėtų užpildyti spragą. Taip pat kalbėsiu apie netikras viltis ir kur iš tiesų veda Dievas. Labai viliuosi, kad šią tokią įžanginiu šio video įrašu suintrigavau jūs ir galbūt kai kurios mintys surezonavo jūsų širdyje. Tom moterim, kurios galbūt pirmą kartą žiūri, yra neseniai prisijungusios į šią grupelę, norėčiau priminti, o gal net pasakyti, gal pirmą kartą išgirsite, kad mūsų viešpats, jisai kviečia mus pas save, jisai sako, stoviu prie durų ir beldžiu, ir kas tik atvers man duris, aš užeisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo. Jėzus nori, kad mes įsileistume jį į savo širdį ir tuomet jisai keičia gyvenimus, tuomet jis gali mums parodyti, kaip mes galime pasikeisti, tuomet jis atskleidžia tikrąjį planą mūsų gyvenimui. Tad labai mielai kviečiu pasimelsti dabar drauge su manimi ir toliau studijuoti Dievo žodį ir knygą Kaip žmonės keičiasi. Brangus Dieve, ačiū tau viešpatie už galimybę dabar su moterimis kalbėti apie tave,
dalintis, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie, kad pasitarnaudama, ieškodama tam tikros informacijos, skaitydama tavo žodį, pati esu tobulinama, pati turiu galimybę augti ir iš naujo vis naujomis spalvomis pamatyti tave, Dieve. Ačiū, Dieve, kad tu atsiskleidi, kad tu parodai, koks tu esi didis. Ačiū, Dieve, kad tu veiki labai unikaliai. Kiekvienai mums pritaikai, Viešpatie, skirtingus būdus, kaip tu mums kalbi, kaip tu mus vedi. Labai meldžiu, Viešpatie, palaimink, Dieve, kad klausydamos, Viešpatie, šį vaizdo įrašą, moterys taip pat, Viešpatie, galvotų apie tave ir keltų labai svarbius dalykus savo gyvenime. Ar jų širdise nežiojėja didelė skylė, ar nėra didelės Evangelijos spragos? Tos moterys, kurios priėmė Kristų į savo gyvenimą, ar nebando kažkokiais kitais dalykais užpildyti tos duobės, kurią gali užpildyti tik Evangelija ir jos tiesa? O tos moterys, kurios dar tavęs, Viešpatie, nepažino kaip gelbėtojų ir viešpaties, labai meldžiu, Viešpatie, kad minkštintum jų širdis ir kad jos, Viešpatie, ieškotų tavo artybės ir kviestųsi tave į savo gyvenimą. Dėkoju tau, Dieve, už visas tavo malonės per tavo sūnų, Jėzų Kristų. Amen. Na, o jums, brangiosios, palaimintos ateinančios savaitės. Su Dievu.